įsėdau persėtus į mašiną, bet man po to labai blogai būna. Reiškia, mano kelias iki to yra ilgesnis ir viskas. Ir tai yra tiesiog tokia psichopatų gauja valdo pasaulį. Aš galvoju, vat idealiam atveju, kaip galėtume mes visus juos von pavaryti, jeigu mes tiesiog visi pradėtumėm draugauti. Sveiki visi, susitikome dar vienoje įkvėpti tinklalaidėje. Ir šiandien nekalbėsime apie dar vieną sėkmės formulę, nekalbėsime apie tikslus ar ambicijas, bet kalbėsime apie žmogų už viso to. Ir su mumis šiandien yra Edita Užaitė, aktorė Edita Užaitė. Labą. Ir Labą. labai džiaugiamės, Sveiki. kad atėjai. Po šiuo video taipogi galite užduoti klausimus ir jeigu Taip. patiks pokalbis, būtinai palaikinkit. Taip. Tai Edita, aš gal taip dar pasakysiu asmeniškai nuo savęs. Pagalvojau iš karto apie tave, iš tikrųjų, kai mes galvojame, ką būtų įdomu, su kuo būtų įdomu pasikalbėti. Pagalvojau tikrai apie tave, nes man pačiai yra tikrai labai įdomu bendrauti, kalbėti su žmonėm, kurie mane iš karto įkvepia. Ir čia, manau, yra labai, labai suprantamas dalykas. Ir man irgi taip pat buvo, nes aš tave pažinau kaip ir daugumą kaip aktorę. Ir tikrai matydavau daug kur, ar ne, kaip ir visi. Bet po to taip klostėsi dalykai, kad pažinau visai kitoj roliai. Ir būtent ten užsimezgė tas artimesnis kontaktas. Tai aš tiesiog labai gerai atsimenu per retrytus, ar netgi, kas jau daugeliu yra žinoma, Zen Forest, Zen Miškas retrytų centras, tai būtent per ten ir susipažinom. Ir aš tiesiog tave tai vat atsimenu daug kartų, kaip atrodo, čia tokia asmenybė, toks už variklis geras ir su tavim pabendravus, tada būdavo labai geras jausmas. Tikrai Kaip faina, žinok, taip girdėti, ačiū tau labai. Tai tikrai kažkaip visada būdavo gera pakalbėti. Tai vat būtent dėl to norime dabar su tavim ir pabendrauti ir pasikalbėti tokiom temom, kurios tikrai įkvepia ir kurios tikrai yra gilesnis ir iš kurių mes galim pasisemti to įkvėpimo ir tiesiog padėti savo, jeigu esame kažkur nežinomybėje ar kažkokioj kryžkeliai. Tai pirmas klausimas, gal toks, kuris mums padėtų įsivažiuoti, tai šoksime prie tokio apie gal tikrai aktualią kažkiek tradicinę temą, ar ne, tai yra apie stresą. Nereikia galbūt labai apie patį kaip stresą, kadangi vis tiek jau daug savo karjeroje esi pasiekus ir turbūt stipriai nestresuoji, bet vis tiek turbūt būna tam tikrų akimirkų, ar ne, aktorystė, ar galbūt tarp tavo visų kitų rolių, kurių daug yra, ar ne, ir maisto gaminimas, ir retrytai. Kaip tu pati, kai iškyla tam tikros emocijos, ar kažkoks galbūt jautrumas apie situacijas, kaip tu tame jautiesi, ar apskritai daug, paprastai tariant, stresuoja? Visų pirma, labai ačiū, kad pasikvietėt. Labai iš tikrųjų yra gera būti tarp tų žmonių, kuriuos jūs skaitote, kurie įkvepia. Ir gera būti su jumis žiūrovai. Ir, žodžiu, esu labai dėkinga už tai, kad esu čia. Ir galiu dalintis. Stresas. Streso turiu, kaip ir kiekvienas, man atrodo, kitas žmogus. Taip. Ir pasitaiko, daugiausiai vyksta kažkokiu dėl stresavimo, dėl kažkokių šeimyninių, kasdienių situacijų, kas susiję su dukra, sakykime, kaip kiekviena mama jaudinuosi, žinai, kad viskas pasisektų, kad viskas būtų gerai, kad mokėčiau auginti, mokėčiau suteikti tą erdvę, kuri būtų, sakykime, sveika, gero linkinti ir taip toliau. Nors čia mes su savo draugė psichoterapeutė juokaujam, sako, tu nesiparink, vis tiek tavo vaikas ras, ką papasakoti psichologai. Tai to streso visą laiką jo būna, bet mano kažkoks... Aš kažkaip savo neleidžiu įsivažiuoti. Nelaikau streso normalia būsena ir visą laiką pas mane yra tas toksai susiimk ir tiesiog pravažiuok. Tai praeis. Toks gal požiūris. Kvėpavimas labai padeda be abejo. Ir tarkim jau kai būna kažkokių situacijų, kur, tarkim, kad ir hormoninių, ne, visokių, kada stogelis važiuoja, tai stengiuosi ieškoti informacijos, kas vyksta. Tarkim,
tuo moters gyvenimo laikotarpiu, kiek pagal metus, pagal kažkokius, arba jeigu ten šeimininės kažkokios tai dalykai, ko aš nesuprantu, aš visą laiką ieškau informacijos. Tai man padeda. Tai padeda netgi, tarkim, kažkokiu dabar karo prasidėjusio atžvilgiu, ką aš padariau, tai aš kibau į visus įmanomus podcastus, apie istoriją, kokia Irano istorija, Amerikos istorija, kas čia per konfliktas. Aš tada noriu žinoti, suprasti kontekstą ir kai visą šitą aš namų darbą padarau, man lengviau yra suvokti. Niekasgi nepasikeičia nuo to, kad aš suvokiu, bet man pasikeičia. Taip. Kai aš gaunu daug informacijos, man kažkaip yra tada ramiau. Bet tu minėjai, kad tavo gyvenimas, kaip įprastai ten tos stresinės situacijos ir panašiai, bet man atrodo, aktoriaus karjera kaip tik yra šiek tiek toksai daugiau stresuotas dalykas. Vien tik tai tas lipimas į sceną, labai daugelių žmonių bijo auditorijos baimės, ar pas aktorius yra dar ta baimė, ar jūs tiesiog, nežinau, priprantat? Man atrodo, žmogus apskritai prie visko pripranta. Ir tarkim, kiek kokia nors mokytoja patiria streso, manau, net ir daugiau negu aktorius. Arba gydytojas, kiek streso patiria, kai yra atsakomybė čia ir dabar daryti sprendimus už kitą žmogų. Arba, tarkim, stresas būna dėl nuovargio. Nemanau, kad aktorius profesija yra tuo išskirtinė, kad daugiau streso. Dėl to, kad tugi mokaisi būti toj scenai, tu mokaisi kalbėti viešai, tu mokaisi priprasti prie premjerų ir tai priprantama. Tarkim, aš nežinau, ar aš susitvarkyčiau, dabar taip man atrodo, su stresu, jeigu man reikėtų žmonės operuoti kiekvieną dieną. Taigi, atrodo, dabar aš išprotėčiau, žinai, bet taigi mokaisi šito, darai šitą ir man atrodo, prie visų šitų dalykų priprantama. Taip, kad nemanau, kad aktorius turi daugiau streso negu bet kuris absoliučiai, net neimant tų didžiųjų profesijų, mokytojai, gydytojai, policija, nežinau. Man atrodo, kiekvienam darbe žmogus patiria stresą, tik tai klausimas, kaip mes išmokstam su tuo tvarkytis. Na, čia tas scenos apsijaukinimo, susijungimo klausimas turbūt, kai tikrai daug metų jau ten esi, tai vis tiek yra kitaip. Tai man aplamai atrodo, kad tas scenos tokia baimė yra daugiau apie tai, kaip tave priims. Tai įdomu, ar tau yra labai svarbi aplinkos nuomonė, kaip tave priims, artimieji, nepažįstami, kaip tu reaguoji į kritiką, nes aktoriaus darbe turbūt irgi visko būna. Man atrodo, kad labai universalus dalykas, iš tikrųjų, kad visi mes norim būti mylimi, priimti ir gali ten flirtuoti, kiek nori ir sakyti, kad man nesvarbu nuomonė, ar ten priims, bet kaip malonu yra, kai tave priima. Ir kaip malonu, kai darai retrytą ir jį susirenka. Darai podcastą ir jį žiūri. Nu, negali sakyti, ai, man čia, žinai, neįdomu. Ir ne apie mane aš aukščiau už šito. Čia mes esam socialus padaras, socialus gyvūnas ir mums tai svarbu. Ir galų gale tai yra išgyvenimo dalykas. Ta prasme, mes vieni nuo kitų priklausome absoliučiai ir čia meluočiau, jeigu sakyčiau, kad man tai yra nesvarbu. Realiai jo, jeigu žmogaus nepriimsi kažkokią bendruomenę, jisai vienas, mes negyvenam po vieną. Ne. Nekalbu apie namų ūkį, bet šiaip visuomeniai. Bet ir apie namų ūkį kalbam. Visi daiktai, kurie yra sukurti, kuriais mes čia naudojamės, yra kitų žmonių sukurti. Realiai taip, vis tiek bendra energija. Visa sistema, visi... O jau nekalbant apie emocinius kažkokius dalykus, meilę, pagarbą, draugystę, tai yra labai labai svarbu. O kaip tu manai, kodėl šiai dienai žmonės tiek populiarūs yra retrytai, kodėl jie visi ieško kažkokių metodų, praktikų, pabėgimo į gamtą? Ką tu pati iš savo praktikos matai? Aš matau... kad, ačiū Dievui, pagaliau. Tada laikas buvo. Smegenys yra mūsų pagrindinis organas. Širdis tai ką, širdis pumpuoja kraują, jinai yra pompa. Bet smegenys tai yra viskas, kuriuose viskas vyksta.
Ir kažkodėl treniruoti širdį, kardio pratimus daryti, kūną treniruoti, mums kaip ir savaime aišku, kad smegenis treniruoti, mums kaip, kažkaip savaime. Nu, nepraeina savaime, neišeina šitaip. Ir kai tiek daug yra gyvenime nerimo, įtampos, tai žmonės suprato, kad tai yra toks savotiškas džymas smegenim. Tai aš tiesiog į tai žiūriu labai paprastai, kad tai yra nusiraminimo, tiesiog žmogus grįžta truputį į save, pasiilsi. Aš 2 kartus jogos stovyklose buvau ir mano pagrindinis buvo, ką aš iš ten išsinešiau, aš žiauriai daug miegojau. Aš tiesiog miegojau ir buvo laisvos kažkokios keletas valandų po rytinės sesijos. Aš galvojau, kad aš ten eisiu bėgioti, vaikščioti po miškus. Aš atsisėdau ir aš tiesiog miegojau. Tai vadinasi, buvo gyvybiškai svarbu mano smegenim persikrauti, pailsėti ir Leido įtampą. Jo. Tai manau, dėl to žmonės to ir eina ir į tylos stovyklas, kad patylėti, nes aš pati nuolatiniam triukšme irgi gyvenu ir matau, kaip tai svarbu patylėti ir tarkim, anksčiau sakiau, kad labai faina išnaudoti daug laiko ir aš jį stengiuosi visaip kaip išnaudoti. Važiuodama mašina, klausausi ne radijos, o klausausi savo mėgstamų podcastų. Bet pavyzdžiui, kai vaikštau miške su šunim ir ištisai jungiu vieną podcastą po kitą, aš suprantu, kad čia truputėlį irgi stop reikia sakyti. Tai daug mes čia visko patiriam, tų visų tų įtampų, nerimo ir manau, kad reikalingi tos pauzės reikalingos tiesiog. Aš ir pati pagal save jaučiu, kaip pasakoju, kad eini miške ar ten podcastas ir panašiai, mes kartais taip save užpildom tavo triukšmu, ta visa informacija, kad aplamai tiek informacijos šiai dienai yra, kad mūsų smegenys nebesugeba apdoroti ir aš pati jaučiu, kada nuolatiniam tam bėgime būnu, aš pradedu nebegirdėti savęs ir savo jausmų, savo minčių ir tada kaip tik stengiuosi net ir telefoną palikti namuose, išeiti pasivaikščioti ir kad tiesiog pabūti tyloje, kad ir net sunku šiaip būna taip, nes iš tikrųjų taip įprantama, tai kalbėjau apie tą tylą, tai būna net ir ant savęs pastebiu, kad pasidaro sunku pabūti toj tyloj, nuo to visą laiko lėkimų ir tada nesupranti, ten ieškai to telefono iš karto. O tu irgi buvai tylos stovykloje, ar ne? Esu buvus ne zen miške, seniau esu buvus, tylos ten, aišku, tik 3 dienas, bet buvau tai tas, ten pasijaučia po dar daugiau, ten ta tikroji vipasana, tai ten yra reikalų, tikrai tai man yra pasakoja draugai. Taip, tikrai. O su kokiu jausmu tu iš tylos stovyklų išėjai? Šiaip labai buvo geras jausmas, kadangi nebuvo per daug, nes nemanau, kad aš būčiau išbuvus 10 dienų. 10 dienų pirmam kartu jau stipru. Nors yra mano viena draugė tai taip darė, bet man buvo toks labai apsivalymo jausmas. Tikrai tas, čia šiaip labai seniai buvo, bet buvo toks, išėjau dabar švari ta tokia mentalinė prasme, kad dabar atsinaujino, nusiresetino viskas. Tai tas tikrai jautėsi, tai čia kaip kada kam ko reikia, nes iš tikrųjų, čia irgi apie praktiką šnekant, tai tos tylos stovyklos būtent tam yra labai gerai pauzai, būtent tai pauzai sugrįžti, vėl būti tam toj ašy. Tai bent jau mano tokia patirtis buvo. Tai dar irgi apie Editą kalbant ir ko klausai, tai aš taip atsimenu irgi, kalbant apie visas tas veiklas ir panašiai, ką esu pastebėjęs, žinai, kadangi matydavau, mes net kartu būdom tose kažkiek stresinėse situacijose, tai kas yra labai mane įkvepia, kai aš matau, tai yra tas, kad net jeigu aplinkui labai daug kažko vyksta ir tos situacijos ir viena ir ten po kitos, bet yra ta ašis, ar ne, kuri pas tave atrodo ir yra tokia, aš ten gal ir pastresuoju, gal ten ir kažkur čia ten pareaguoju, bet yra ašis tam tikra, ar ne, kuri tave laiko. Tai čia irgi matyti apie tą, kad negali nereaguoti visai į dalykus, nes tiesiog, tai būtų nežmogiška, aš manau, ir tie, kurie kalba, kad man nesvarbu, ką kiti ten galvos, tai aš manau, kad čia tiesiog tam tikras dar irgi kažkoks išsivystęs mechanizmas, ar savigynos, ar tokio, kad tai čia, jau ten kažkaip. Šiaip labai gerą temą palietei apie vidinę ašį. Kas tau pačiai yra vidinė ašis? Aš jos ieškau. Man atrodo, dabar, žinai, kai tu, Ieva, pradėjai kalbėti apie tą ašį stresinę situaciją, aš prisiminiau tą stresinę situaciją.
Blemba, toks dalykas. Aš atsimenu dar akademijoje vaidinau Čechovo, reiškia, mes ten darėm kursinį darbą, Čechovo žuvėdrą ir ten buvo aktorė tokia Arkadina. Jinai ten senstelėjusi aktorė grįžta į savo sodybą su savo nauju meilužiu, ten jos sūnus auga. Nu, žodžiu, ten tokia tragedinė istorija, kas žino, kas nežino. Klasikinė pjesė ir atsimenu labai gerai vieną etiudą, kur Arkadina šokinėja per virvutę, per virvutę jin šokinėjo pas mus spektaklyje, dabar galvoju, ar jinai šokinėja ten ir pas Čechovą, gal ne, bet jinai, žodžiu, jinai sako, aš esu visą laiką komelfo ir man tas taip įstrigo, tas visą laiką pasitempus, susiemus ir neleidžia savo kažko tokio. Kartais tai yra blogai, kartais tai yra gerai, bet aš pagalvojau, dar šiandien ryte pagalvojau kažkodėl apie šitą sceną ir pagalvojau, kad jo, man tai yra labai svarbu būti turėti centrą viduj, ne apie tai, kad aš neleidžiu savo jausti ar kažkaip, bet nesusireikšminti. Taip. Ta prasme, vyksta daug situacijų gyvenime, sunkesnių, lengvesnių, nesusireikšmint, plauk tiesiog, eik per tą gyvenimą ir stebėk ir žiūrėk, kas yra. Ir ta tavo ašis, ir man labai ir primena mano, irgi, kol tu kalbėjai, pagalvojau, kad aš ir į banglentes nuėjau dėl to, kai vyksta absoliutus nebalansas, rasti balansą, man tai labai yra svarbu. Visame šitame išlaikyti tą ir negalvoti, man dabar jau nesiseka arba kažkaip. Tiesiog žiūrėti, stebėti ir kartais gaunasi, kartais ne. Bet tas, kad tu turi tą viduje centriuką, tai šitą man jausti ypatingai kažkaip svarbu ir padeda. Aš labai tau pritarčiau, man atrodo, kad sudėtingose situacijose, ar ten, kai tau liūdna, labai svarbu leisti savo paliūdėti, bet gerai, praėjo 5 minutės, paliūdėjau, viskas. Nes tam liūdėsy ir tam visam chaose, tai tu ten gali užsisukti ir po to save pamesti. Yra, žinai, toks, kaip pagalvoju, leisti savo ir paverkti, ir paliūdėti, ir viską, bet neužsibūti tame. Nesureikšminti, kad tai yra man, yra daug, kam yra sunkiau negu tau. Arba taip pat sunku. Vis tos situacijos labai kartojasi pas mus visus, mes nieko neišskirtiniai. Ir kai tu sureikšmini, jaunimo linijoje mes, pavyzdžiui, kai žmogus paskambina su savo kažkokiais dalykais, labai svarbu vienas dalykas pasakyti, kad tai yra absoliučiai legalu tau jaustis blogai. Ir kitas dalykas, kad tu esi ne vienas toks. Kad visi mes tam tikrais atvejais mes turime tų pačių sunkių situacijų. Taip, čia labai aš net būna apie nesusireikšminimą ir nesureikšminimą, tokie net du keywordai, aš kartais savo irgi būna pasakau, kad pala, ir taip noris atsitraukti ir net būna ten reelsai ar memesai, kur, nežinau, man taip jie kažkaip net padeda, kai juos pamatau, kad daug žmogeriukų ir prie kiekvieno jo parašo, ką jis tai išgyvena. Ten vos visas kaip crowd, kaip net jau nebežinau lietuviško žodžio, bet daug žmonių ir ten minė. Ką tik, minė, ačiū. Ką tik ten išsiskyriau, ką tik ten buvau laidotuvėse, stresavau darbe ir ten kiekvienas ir taip ten 1000 tokių ir tada su tokiu zoom out, gerai, tai reikia neprilipti prie savo to streso pačiai. Taip. Atsitraukti ir... Tai nereiškia, žinai, kad tu nuvertini tai, kas atsitinka tau ar kitam, bet tai yra, kartais iki juokingumo, Jėzu, aš nepamiršiu, po 1 naujų metų budėjau jaunimo linijai ir tokia, žinai, tragikomiška situacija. Skambino vienas po kito 4 vaikinai ir visi buvo su savo unikaliom istorijom, o ta istorija buvo viena. Juos paliko mergina. Ir tu supranti, ir kiekvienam yra tai jo tragedija, bet čia dar būna, ypač jeigu tai pirma meilė, tai... Tu pirma ar ne pirma, man atrodo, kad čia, žinai, priklauso nuo to, kaip tavo santykis tuo metu su tuo žmogum, bet jie, ir aš taip galvoju, Jėzus Marija, ką jūs mergos per tos naujakus, ką jūs ten daro, kodėl jūs tos vaikinus palikot, bet, taip,
ir tu matai, kad, tikrai kartais mums atrodo, kad tai yra tik man vyksta. Ne. To reikia padauginti iš milijono. jo, mažiausiai. Mažiausiai. O vat kas leidžia tiek tau ir galbūt ir tau, tu pasidalinsi, grįžti į savo tą tvirtybę. Man tai kažkaip atrodo, kad bent jau man sudėtingose situacijose aš tik grįžtu į vertybės, pasižiūriu, kas man yra svarbu ir tada man leidžia naviguoti tam tikrose situacijose. Kaip tau kas leidžia? Jo, galutinis vis tik tai tikslas. Aš kažkada, nepamenu, kur ar interviu gal skaičiau, vėlgi apie žmonės, kurie mus įkvėpė. Aš manau, kad labai yra svarbu dalintis. Taip. Kažkokia moteris pasakojo apie tai, kaip jie pykstasi su vyru ir viskas, sako, bet man padeda išlaikyti, pasakyti, tą mūsų šeimą. Vat, ir man pačiai mane išlaikyti toje šeimoje, kai aš pagalvojau, galutinis tikslas vis tik tai koksai. Aš noriu būti su to žmogum, ar ne? Ir jeigu noriu būti su to žmogum, tai ir viską tada darai, kad norėtum. Nes kartais, kai sunku, tarkim, konflikto metu, atrodo, tas ego taip užšoka, ne? Čia aš teisi ir aš neatleisiu ir aš. Bet jeigu pagalvoji į tą tenai, kas yra, koks taškas galutinis, supranti, kad visa kita yra dzin. Taip. Tai va tas apie tą patį irgi, ko gero, irgi nesusireikšminimą ir pagalvoti, kad visą tai laikina. Linas labai mėgsta žiūrėti, mano vyras, tenisą ir dažnai analizuoja žaidėjus, kurie yra, visiškai kartais vienodo lygio, fizinio ir taškų prasme, bet kaip susitvarko kas su galva, tas ir laimi. Taip. Ir čia yra, ta prasme, koks yra tavo tas nusiteikimas, kaip esi nusiteikęs. Šiaip per psichologijos paskaitas davė perskaityti knygą Vidinis teniso žaidėjas, tai ten grinai buvo apie psichologinį pasiruošimą, būtent teniso žaidėjų, kas jiems padeda laimėti, bet knyga taip parašyta, kad gali pritaikyti gyvenimo situacijoms. Bet mane jinai taip sužavėjo, aš taip užsikabinau, kad pradėjau padėlį žaisti. Kaip faina, ačiū tau labai. Vidinis teniso žaidėjas. Vidinis teniso žaidėjas. Jinai labai yra gera, bet jau nusipirkti ją taip yra sudėtinga. Ir anglų kalba čia yra. Ir taip. Anglų kalba, beje, man atrodo, turiu, tai galėsiu pasidalinti su tavim. Tikrai labai įdomi tokia. Angliškai aš dar neskaitau, filmus jau žiūriu. Tai žinai, dabar čia GPT labai ten viską išverčia, papasakoja. Ir panašiai. Jo, praktiškai nebereikia skaityti. O grįžtant apie vidinę atramą, kas tau yra vidinė atrama ir kas tau padeda grįžti į save sudėtingose situacijose? Jo, tai ta pati kaip šis atrama, tai iš tikrųjų tikrai panašiai jaučiasi kaip ir Editai ir manau, daugeliui tai yra kaip ir suprantama patirti, bet yra nelengva tą išlaikyti. Tai čia tas didžiausias iššūkis. Tai aš tikrai pati esu iš tų, kur aš greitai galiu išeiti iš tos ašies, nes tiesiog toks, tokia sudėti žmogaus, tai aš tą dėmesį būnu ir čia padedu ir ten. Tai tikrai reikia praktikuoti. Ir čia tas nuoseklumas, atsidavimas tai praktikai, kuri tau tinkama, ir kad ją tikrai daryti ir tada vis sugrįžti į tą centrą ir kitaip, jeigu to nedaryčiau, tai tikrai būtų sudėtinga. Ir tai meditacija dažniausiai, man gal ne dažniausiai, bet labiausiai yra apie tą ašį. Tai yra sugrįžimas ir pastebėjimas, pasėdėjimas, pabuvimas, pastebėjimas. Tu tą dažnai darai? Kaip dažnai tu tą darai? Darau kasdien, bet tikrai... Po kiek laiko? Nuo 20 minučių. Bet aišku, čia vėlgi tas tikrai būna periodų, kai ne kasdien, nes kartais toks etapas būna, kad galbūt net nesimedituoja. Gerai, o kada tu randi laiko, pavyzdžiui? Kada tas tavo laikas yra? Rytas, vakaras, diena? Labiau vakaras, prieš miegą, jo. Prieš miegą tas gal laikas, kai aš dar nenoriu eiti miegoti, kai jau ir kažko labai daug nebedarau, tai nuo 10 iki 11.
Vis Man tiek lygiai taip stūmi sau, pačiai. Jo, ta tokia vat kažkokia kaip ir valanda. Arba dar turiu tokią fainą ryto meditaciją dėkingumo, tai tiesiog kol vedžioju šunį. Jo, tai Šiaip va faina. tos vedamos meditacijos irgi labai faina. Bet tikrai vėlgi, čia būna taip, kas nors pasisako, kad ten kasdien medituoju ir panašiai, bet realybėje, ypač dabar tokios gyvenimus, kokius gyvenam, tai ne visada tas gaunas. Tai irgi taip stengiuosi, bet būna kartais nukrypstam. Bet Realiai, reik kai grįžt. žmogus patiria labai didelį stresą ar susierzinimą, tai netgi gal sakyčiau, kad šiek tiek reikėtų tos meditacijos ir sumažinti, nes tada dar daugiau tas gali pareiškėti. Bent jau aš pati taip jaučiu, kad, pavyzdžiui, man šiuo Taip. metu nelabai medituojasi, taip. nes labai daug dalykų Būtent. gyvenime vyksta, Labai gan gera daug tema. įtampos ir taip toliau. Tai aš stengiuosi Nepriversi. daugiau per kvėpavimo pratimus, o kada jau toks streso lygis vidutinis, tai va tada jau pradedu daugiau medituoti. Tas vat emocijų paleidimas, Jo. kur tą krūvį išleisti, tada gali jau sėdėti labiau, nes Aišku, tų meditacijų yra skirtingų, Jo, yra jo, yra judesio daug. meditacijų, ten vieną iš viso mes tokią darėm, kur reikėjo rėkti, man tai buvo Ir kaip tu jautėsi po to? labai keista, nes aš šiaip gan ir tyliai kalbu, ir nekeliu balso, ir šiaip esu ramesnė asmenybė, tai kai reikėjo rėkti, man tas buvo taip prieš mane, Aha. ir sako, išrėkit visą pyktį ir taip toliau. Ir aš tokia, aš neturiu jokio pykčio, aš su savo pykčiu, aš kada pykstu, taip, aš suvokiu, kad aš pykstu ir aš tada jį konvertuoju daugiau į kūrybinius dalykus, aš tada va projektus visokius darau ir panašiai. Ir man tada to pykčio nebelieka, nes aš jo nesinešioju, tai man Taip. buvo va tas labai labai sunku. Bet Esi nei karto taip- kitiem labai patiko. Supykus taip. Nu yra, bet aš kažkaip tuo momentu, nepradedu ten, žinai, durų trankyti ar ten rėktam to žmogaus ar panašiai, aš kažkaip savo vidumi. taip konvertuoji. Jo, Man kažkaip kartais nusiraminu. būna, kad man net akys aptemsta, kai aš supykstu. Ką tada darai? Trumpas. Nu, realiai būna, tai iš tikrųjų aptemsta akise, ta prasme, visiškai fizinis pojūtis. Esu kažkada iš to piktumo tiesiog mašinoje, bet bandžiusi rėkti, bet aš nuo to, žinai, tai nebuvo vairavimo situacijų, tiesiog aš įsėdau persėtus į mašiną, bet man po to labai blogai būna, vat aš nelabai suprantu už tų rėkimo, jeigu meditacija tai vadinasi, dėl to, kad aš tada jaučiuosi, kad visą organizmą mano sudrasko, tas riksmas visas. Toks, Taip, čia taip. matyt reikia savo atrasti. Taip. Aš tik tai dabar klausau ir galvoju, žinai, kaip svarbu, kaip mes savo darbus planuojamės labai atsakingai, čia turiu daryti tą, nueiti ten, padaryti tą. Taip, jau kurį laiką jaučiu, kad labai svarbu organizuotis savo poilsį, savo susitikimus su draugais, kad tai būtų vienodas reikšmės dalykai. Ir taip pat meditacijas arba tai, ką tu darai gero savo. Nes aš, pavyzdžiui, labai blogai jaučiuosi, jeigu aš nepasportuoju tą dieną. Tai aš tiesiog sergu, jaučiuosi, kad aš apsileidau, aš jaučiuosi blogai, bet iki meditacijos užsirašiau į savo naujų metų tikslus, kasdienę meditaciją. Bet kol kas tai dar taip nusukinėjau. Labai fainą knygą skaičiau, Atominiai įgūdžiai, apie mažus įprotėlius, kurie labai buvo fainas toksai palyginimas, sako, tie mažučiai įpročiai, jie atrodo mažą žingsnelį daro kiekvieną dieną. Bet sako, įsivaizduokit, jeigu lėktuvas, sakykime, skrenda iš taško A į tašką B, ane? Ir jeigu tu pradedi mažyčius tuos daryti žingsnelius kažkokius, ką tu nori pakeisti, taigi ilgainiui tas tavo lėktuvas, jisai gali į visiškai skirtingą miestą, ta prasme, visiškai skirtingą tikslą, jeigu tu pastoviai šitą darai. Labai geras palyginimas. Jo, ir tai man šitas labai kažkaip kaip įkvepia, bet, sako, kaip tą įprotį pasidaryti, tai tu turi numatyti, tą valandą, šioje dienoje, aš tą valandą eisiu ir pamatyti save, aš eisiu medituoti. 15 minučių, 20 minučių, kiek man reikia. Dėl ko aš klausiu, kada jūs randate laiko, nes
man tarsi rytas būna toks, viskas užsiverstas dienos darbais, o vakare aš jau paprastai būnu nusikalus ir aš galvoju, nu kažką ne taip darau, kažką ne taip planuoju. Matyt, reikia tiesiog labiau įsiklausyti į save ir suplanuoti tą laiką, kada tikrai aš pamatysiu save medituojančią. Matai, pavyzdžiui, aš tai rytus turiu ramius, nes aš supratau, kad man yra labai svarbu ryte pabūt ramiai, išgerti kavos, neskubėti ir po truputėlį įsivažiuoti tuos darbus. Nu, man čia buvo gyvenime toks etapas, kad aš tiesiog pasimiau popieriaus lapą ir susirašiau, koks gyvenimas mane džiugintų. Kad, pavyzdžiui, aš norėčiau gyventi gamtoje šalia ežero ir šiai dienai gyvenu jau nelabai gamtoje, bet šalia ežero. Man svarbu 2 kartus per dieną išeiti pasivaikščioti. Norėčiau, kad mano rytai ten prasidėtų ramiai, kad ten 30 minučių galėčiau tiesiog ramiai savo pabūti ten ta. Ir palei tai pradėjau planuoti visus kitus Bet čia yra dalykus. fantastika, man atrodo. Ne iš karto gaunasi, bet po truputėlį, bet kaip tu sakai, po tuos kelius laipsnius, tai va kažkaip tai Mhm. susidėlioja. Man aplamai atrodo, kad dažnai žmonės, kurie nori pradėti medituoti, daro didžiulę klaidą, kad jie užsibrėžia tikslą kasdien, ten po 30 minučių. Tai gal tau užtektų vienkart per savaitę 5 minutės. Po truputį. Įsivažiuoji, tada 2 kartus į savaitę po 5 Taip. minutės, po to ilgini ne 5, o 10 minučių. Taip. Ir tų meditacijų yra tokių skirtingų, kad kiekvienam tiesiog palei save pasirinkti. Ir dar galų gale tampa įprotis, kur tavo jau kūnas sako, kad tau nebereikia pastangų dėti tam. Taip. Bet kas yra, kaip manęs irgi klausinėja kolegos, ten sakau, tai kaip tu spėjai sportuoti? Aš pasidarau taip, kad man tai nebūtų specialus nuvažiavimas į sporto klubą. Tai yra tai, kad aš važiuoju į spektaklį arba vežu dukrą į mokyklą ir pakeliui aš nuvažiuoju į sportą. Pakeliui aš nuvažiuoju į surfą. Viskas savaime. Ir tu tada pilną laiko turi, tau nieko specialaus, žinai, viskas taip flow. Tai jo, ir tada paskui jau kūnas atsimena, kas jam gerai ir jisai nori šito. Bet vis tiek dienotvarkiai susiplanuoji, kad, nežinau, antradieniais ten kažkurią valandą sportas. Ne tik, kad antradienį dažniausiai tai ir yra. Tarkim, mes daliname su Linu, kas veda šunį valandą, kas veža Mariją į mokyklą. Tai pagal tai dėliojosi ir jeigu, tarkim, nepavyksta ryte sportuoti, tai aš tada prieš spektaklį tai išvažiuoju truputėlį anksčiau ir prasuku. Tai va šitaip kažkaip, jo, planuotis tai būtinai reikia. Aš tik tai, ką nepavyzdingai planuoju, tai va dar susitikimus su draugais. Šito tai man kažkaip labai trūksta, bet ir visos mes užsiėmusios ir visos turim šeimas ir vis, tiesiog nesuspėju. Kartais sunku tiesiog tos laikus susiderinti. Bet aš šiaip girdėjau tokį, nežinau, kiek čia tyrimais paremta, bet kad aplamai žmogui labai svarbu 2 kartus per savaitę daryti hobį ar kažkokią veiklą, kuri jam labai patinka. Kad jį tada, jam tada resursas tas atsiranda, motyvacija. Kad kažkas būtų ne tik pareigos ar kažkas tokio. Man tai, žinok, gal svarbu kiekvieną dieną daryti tai, kas man patinka. Aš irgi pritarčiau. Nes man patinka labai, ačiū Dievui, man labai patinka daug dalykų. Ir labai skirtingų. Patinka klausyti podkastų ir tuo pačiu mokytis kalbos. Patinka sportas, patinka dievinu surfą. Jėzau, kaip aš jį... O kur surfini Vilniuje? Vilniuje ant bangos. Bangas. Visada galvojau, reikia išbandyti. Jo, ir toksai... Dar, žinai, sukovoti, kaip pasakyti, su nuostatom, kad čia jau ne man, čia aš negaliu, čia... kažkoks, yra to, iš tiesų, žmonės surfinti pradedant prie vandenyno gimę nuo vaikystės, arba ten labai jauni bičiai, bet aš vieną kartą supratau, kad aš labai lėtai mokausi. Ir visko, ir vaidmenų scenoje, ir viską, ir kai aš supratau, kad aš esu flegma, aš tiesiog save taip priėmiau. Ir galvoju, ir ta prasme, ir gerai, mano kelias iki to yra ilgesnis ir viskas. Ir tai yra tiesiog aš tokia, nesu nei blogesnė, nei geresnė, kažkam sekasi greičiau, kažkam sekasi lėčiau, bet aš nebesiparinu dėl to.
Nes buvo ilgai, tikrai studijų metais, aš atsimenu, Jėzau, nu visiems jau viskas aišku, visiems, o aš nesuprantu. Labai Ir labai gėda paklausti, ir labai jautiesi toks atsilupėlis, atsilikėlis nuo visų ir apsišaukėlis, kad tave jau tave kaip apsimetėlį visi išaiškins ir supras ir išmes. O žinai, kažkaip dabar, nu pavyzdžiui, surfo ten treneriai ateina ir sako, tai čia, aš sakau, palauk, aš dar sakau, ne. Aš sakau, esu flegma ir man reikia ramiai, kad aš jausčiau, kad man būtų kaifas, kad aš jausčiau tą visą, man nereikia per greitai mokytis, dėl to, kad aš ne dėl pliusų tą darau. Man atrodo labai svarbu procesų mėgautis, tai tada visai kitaip. Svarbu, bet su repeticijom tai aš niekada nesimėgau to proceso. Visą laiką yra baisu, žinok, visą laiką yra žmonės, pamenu, dar buvo knyga tokia studijų metais kažkokio aktoriaus Efrosas, nežinau, jis aktorius, ne aktorius, dabar jau nusikalbėsiu, buvo repeticija Liubov moja, repeticija mano meilė. Ir aš galvoju, koks psichinis gali šitokią knygą parašyti, kai tai yra vien kankynė, tu nieko nežinai, personažo neturi, su kitais komunikuoti scenos personažais negali, nes esi kaip durnius. Jie jau viską daro, tu dar nieko velkėsi kažkur užpakalį, prieš režisierių gėda, nes ne. Nu ir toksai, supranti, amžinas nevykėlis. Ir kaip aš dievinu tą laiką, kai baigėsi repeticijos ir tu pradedi ant tos bangos važiuoti, tau viskas, personažas, gyvenimas, tau viskas veriasi, tavęs net jeigu truputį kažkas ne taip, nesvarbu, važiuoji toliau, kaip žinai, kaip nestabdo, dabar iš naujo vėl, nu, ta prasme. Tai aš labai džiaugiuosi tuo laiku, kai baigėsi šitas visas, tas procesas vadinamas. Bet gyvenime į tą procesą, į treniruotės kasdieninės, aš jau stengiuosi žiūrėti protingiau ir nu, mėgautis. Bet teatre iki šiol nepriprantu. Labai įdomu, iš tikrųjų, va, dėl to, ką kalbė apie spektaklius ar ne, ar teatre, tai aš seniai, bet daug metų šokau, tai va, man irgi būdavo su tuo lėtumu. Kai šokį mokydavo, nu, ten visus jau išmoko tai, aš ten dar gale bandau atkartot ir tiesiog man ilgiau visada užtrukdavo, nu, bet vis tiek šokau ir viskas gerai, tiesiog, nu, aš ilgiau mokydavau, ten tada dar namie bandydavau atsiminti, bet tiesiog atsimenu gerai tą jausmą irgi, tipo, kaip čia dabar visas prieki šoka, aš ten dar nieko neatsimenu iš tų judesėlių, ten varžybos kažkada jau ten ir o dieve. Tai, va, čia tas jausmas, bet tą reikia priimti ir ne per daug savęs dėl to nekritikuoti, taip sakant. Tai. Jo, ties vis tiek išmoksi, jeigu nori, tu vis tiek išmoksi, tik priimti, vat kaip sakai, priimti save, kad tau reikia daugiau laiko. Tiesiog. Nes jeigu pradedi trumpinti save, kad kiti jau taip, o aš ten, tai smegenys tiesiog užsiblokuoja ir tu pats dar ir pats savo kiši, sabotuoji save, nes neleidi tuo metu parinėsi ir neleidi savo mokytis. Jo. Man dar buvo labai įdomu vienas dalykas, čia taip grįžtant truputėlį prie gal labiau scenos netgi ir tam tikrų kaip žmonių susigalvotų stereotipų ar vaidmenų. Ar yra kas nors, ką tu jauti, kad žmonės apie tave neteisingai supranta, kadangi vis tiek esi kaip ir viešas žmogus ar net tave pažįsta ir būna, tarkim, kad kažkas susigalvoja tam tikrą gal net kaip ir stereotipą apie tave. Ir po to, nu kodėl taip galvoju, visai taip nėra. Čia kaip gal būna dažnai žmonės, tarkim, nu va, galvoju, kad aš labai piktas, bet aš visai nepiktas. Nu va, iš tokių, ar yra kas nors, ar vis dėlto jaučiasi, kad publika tave nuskaito teisingai. Manau, kad čia yra neįmanoma nuskaito teisingai dėl to, kad kiekvienas nuskaitom kitą žmogų pagal save. Ir mes patys savęs dar nenuskaitom teisingai. Ir būna, žinai, kad susiduriu su kažkokiom tokiom, nu tu čia viską spėji, tu tai čia šaunuolė. Ir aš tokia nešaunuolė būnu. Ir tokia visokia, ir tokia nespėju, ir vėluoju, ir visko būna. Ta prasme, čia buvo gal kažkada studijų metais, kai labai iš streso visiems atrodžiau labai nedraugiška, o aš iš tikrųjų labai save
pati save pačią drožiau ir vat, kaip sakau, atrodžiau savo apsišaukėlę ne toj vietoj, o atrodžiau pasipūtus. Pravardę net turėjau akademijoje, nieko nematau, nieko negirdžiu, nes aš atsit buvau pasipūtus, o aš buvau toks stabdis užsispazmavus. Tai ir iš to, žinai, iš to komplekso vaidinigi, kad viskas gerai ir čia su femme fatale. Tai, nežinau. Man atrodo, žinai, kai mes su žmonėms susipažįstam, kai pradedam priimti juos kaip savus, tai mes ir patys save daugiau apdovanojam, priimdami tus žmonės ir atsiverdami labiau, tai žinai, tos nuostatos, tas toks, tas anoks, tas svetimas, tas ne mano, tas, kai tu pabandai priimti tą kitą pusę, kas man atrodo iš viso dabar yra labai svarbu, kažkaip čia, pastaruoju metu labai su politika užsivežus aš čia pati savo. Ir galvoju, viešpatie, psichopatų gauja valdo pasaulį. Aš galvoju, idealiam atveju, kaip galėtume mes visus juos von pavaryti, jeigu mes tiesiog visi pradėtumėm draugauti. Visi tie žmonės, kurie kariaujantis, nekariaujantis. Labai įdomią knygą dabar skaitau, Günterio Graso Svogūno lupimas, apie tai, kaip jis jaunas vaikas augo nacistinėje Vokietijoje ir kaip jisai buvo paimtas į tuos būrius. Ir ką jis matė ir ko jis nematė, kaip jis analizuoja, kaip jisai pateko į tą nacistinės Vokietijos kariuomenę. Ir žinai, ir skaitai, ir taip, jis augo tame naratyve, kad juos puls visas pasaulis ir kad vadas Hitleris jis turi, šventasis Hitleris, jis saugo jų šitą visą valstybę, žinai. Ir jie ten vaikai, ten laivus, kaip skandins, kaip viskas 17 metų pateko į tą kariuomenę ir jis uždavinėja savo klausimus, palauk, kaip aš tada nemačiau, Ir nemačiau. Ir mes kabinam mums ant ausų tos makaronus visus. Ir kai mes Lietuvoje girdim lietuviškus pasakojimus, Amerika girdi amerikietiškus pasakojimus. O jeigu tu pasidomi truputėlį, kas yra kaip ir kas, tu gali visai kitokį tą vaizdą susidaryti. Tai, sakau, manau, kad čia yra išsigelbėjimas, kuo mes daugiau draugausim, kuo daugiau informacijos žinosim ir turėsim kritinį mąstymą apie tai, kas vyksta, tuo bus. Nes iš tikrųjų visa ta propaganda šiais laikais, jinai yra labai ir tų nuostatų, tu priešas, tu nepriešas, čia balta juoda. No. Mes visi turim teisę egzistuoti. Ir su savo religija, su savo katalikybė, su savo budizmu, su savo islamu, su viskuo. Ir nereikia leistis, kad mus priešintų. Bet kaip tu manai, ar tai yra įmanoma per visus, žinai, laikotarpius, epochas pasižiūrėjus? Tai žinai, kaip aš tau atsakysiu? Aš tau atsakysiu taip vėl apie tą lėktuvą. Nuo taško A iki taško B, dar jeigu mes po truputį, kiekvieną savo gyvenime darysim draugystę, po truputėlį, tai mes galbūt nukeliausim į tą tašką C. Į ten, kur neplanavom, bet kuris galbūt yra utopiškas. Ir nuo kiekvienos dienos galima pradėti. Tarkim, surfe persirenginėjau, ten kabinoje, tam kambarėlyje moterų. Ir jau kelintą kartą matau indiško gymio merginą, kuri ten tvarko viską. Ir kažkaip jinai ten tvarko, jauna tokia mergina. Ir aš ją tiesiog užkalbinau. Ir mes pasikalbėjom, pasirodė, nėra iš Kašmyro regiono, atvažiavusi kartu su vyru. Vyras studijuoja Vilniaus universitete dizainą, parodė man dar jo darbus, telefone fotografuotus, jisai uždarbiauja Wolte, kad išvežioja maistą. Wolte ar Bolte. Nesinaudoja, nežinau. Bet žodžiu, ir jis į savo tais, reiškia, ne interjero, kaip jis, kažkokį dizainą, kad jis visą tą bolto krepšį, visą dviratį, jis išpiešė rankomis. Sako, čia yra jo pusmečio atsiskaitimo darbas. Tada aš jos klausiu, kadangi girdėjau, kad Pakistane žmonės žiauriai blogai gyvena ir ten jų labai daug ir taip toliau. Ir aš sakau, tai ką, planuojate likti čia Lietuvoje?
Ne, sako, mes neplanuojam. Sakau, dėl klimato. Ne, nu, mes atvažiavom dėl to, kad jisai studijuoja. Mes šiaip nedirbam tokių darbų, nei Bolte, nei aš čia, vat, valymo Pakistane. Ne, aš sako, esu rūbų dizainerė. Ir tada jinai man parodo savo darbus. Vestuvinė suknelė, kurią jinai darė rankomis savo draugiai. Ten, ta prasme, ten yra tiek nėrinių, ten yra tiek sluoksnių. Ir mes, va dabar po ilgesnio laiko nesimatymo, mes pasimatėm vėl iš jas kūrinį, sakau, aš tavęs pasilgau. Sakau, kaip faina, aš tavęs irgi, sakau, kaip faina matyti draugišką. Nieko nekainuoja. Bet man tai praplėtė pasaulį. Ta prasme ir tas, ar kita tautis, ar kitas žmogus, tas pats lietuvis, gyvenantis šalia daugiabučio prie durų, pasisveikink, paklausk, kaip žmogus gyvena. Maži žingsneliai, jie daro didžiulį pokytį. Man taip atrodo. Taip. Ir nereikia galvoti, kad mes staigiai pakeisim pasaulį. Pakeiskim savo. Tokį. Man aplamai atrodo, kad taip trūksta tiesiog basic psichologinių žinių, pradedant vaikus mokinti darželį ar ne, mokykloje, apie nesmurtinį bendravimą. Nes jeigu pradėtumėm nuo mažų dienų, tai gal vėliau žmonės irgi tarpusavį geriau sutartų. Taip. Bet kaip viena gera psichologinė knyga apie vaikų auklėjimą, aš jomis apsišarvavus nuo pat Marijos gimimo, kaip viena faina knyga sako, niekada nėra vėlų. Niekada. Ar tu kažką blogai darėjai ir vaikystėje netaip mokėjai, ne kažką, dabar tau pakliuvo tos žinios. Pradėk nuo dabar. Labai labai pritariu, tas toks labai svarbus ir šiaip žinomas visiems, bet tiesiog tą kaip tokį dalyką, kad nevėlu galbūt sunku būna priimti, nes tos baimės vis tiek virš ima ir kaip čia tada jau taip ten vėlai kažką, bet iš tikrųjų absoliučiai niekada nevėlu. Tai čia toks iš tų tokių dalykų suprantamų, žinomų, bet juos vis tiek reikia savo priminti ir girdėti iš šalies labai. Tai tikrai taip. O kada aplamai tau pradėjo gvildentis va tokie klausimai kaip pasaulis, dėsniai, kaip bendrauja žmonės, kokia gyvenimo prasmė, gal kyla tokie klausimai? Paauglystėje gal buvo daugiausiai viskas apie save, aš, kodėl aš. Bet tai čia yra tie natūralūs gyvenimo etapai. Prasidėjo dvasinės literatūros, egzistencialistų skaitimai tokie. O apie pasaulį, apie kitus, kai aš tapau mama. Kai supratau, tada pirmą kartą atėjo supratimas, kad esu mirtinga. Pirmą kartą atėjo supratimas, kad laiko nėra tiek, kiek būdavo anksčiau. Tikrai aš kažkaip anksčiau tiek laiko turėdavau, aš nuobodžiaudavau. Aš dabar nesuprantu, tas laikas kažkaip jisai taip bėga, greitai lekia. Ir atėjo, su motinystė atėjo atsakomybė už kitą, už pasaulį, už kitą žmogų. Pradžioj tai net iki juokingumo būdavo, kai dukra mažytė visai buvo. Aš kitus žmonės matydavau kaip mažus vaikus. Aš matydavau, kokia Ieva. Matyčiau mažą mergaitę. Ir man tai buvo nieko neprisigalvojant. Kažkoks toks buvo, man atrodo, dėl to mes ir esam tėvai ir mamos, kad mes mylėtume vieni kitus. Taip, tas vis tiek. Labai graži mintis. Vis tiek susiformuoja, aš aišku, nesmumą ir to nesu patyrus, bet vis tiek tai matosi ant artimų žmonių, tarkim, ar ten mano sesuo, kai vis tiek atsiranda tas mamos vaidmuo, jau taip supaprastinus tariant, bet rolė mamos ir panašiai, tai su tuo atsiveria labai daug. Pasikeičia asmenybė netgi iš dalies, galima ir taip sakyti. Aš aplamai manau, kad taip mūsų fizinis kūnas gal kaip suaugusių, bet tas vidinis vaikas jis visada yra su mumis. Taip. Jo, labai įdomiai apie smegenis kažkaip pastaruoju metu labai daug klausiausi ir buvo apie tą vidinį vaiką, ką tu sakai, tai man priminė truputį, reiškia, kas vyksta, kai mes senstam ir kaip reikėtų elgtis ir reaguoti su savo smegenim. Tai būtent kaip su vaiku, dėl to, kad gebėjimai, koordinacija, atmintis, nežinau, tas pasitempimas, jis nyksta.
ir smegenys pradeda stresuoti. Ir tada dar labiau pasijunta, tada nereikia sakyti, nesugebu, reikia pasitempti, reikia padaryti. Priimti, nuraminti tas smegenis. Tas vidinis vaikas iš mūsų niekada nedingsta. Tik jis vieną kartą būna paauglys, kitą kartą jisai būna išsigandęs vaikas, kitą kartą, žodžiu, jo, tą vidinį vaiką visada reikia ir savyje. Man labai visą laiką buvo sunku priimti vieną dalyką, kaip su savim, taip su kitais, nes aš su savim taip bjauriai elgiausi. Ir nevertinau, ir taškiau, ir visaip kaip. Ir man lengviau tarsi yra suprasti, kaip su kitais, taip ir su savim. Aš labiau per šitą pusę einu. Bet tavo pokytis su savim, santykis su savim pasikeitė, ar ne? Nuo dukters gimimo. Nu, gal truputį prieš jau ėjau į tą pokytį, žinai, dėl to tikriausiai įvyko dovana motinystės ir šeimos dovana. Norėjau to. Tai vat, o po truputį keičiasi auginant dukrą. Kas labiausiai pasikeitė? Priėmimas tas. Neatstumimas, manau, kad tai yra svarbiausias dalykas. Nebeatstumti savęs, o priimti, žiūrėti, ką siūlo, ką siūlo gyvenimas, kas čia prieš mano akis yra. Ką čia aš su savim turiu, kokius instrumentus atsinešiau. Čia labai gražu, nes tada rodai ir dukrai tokį pavyzdį ir jinai tada pati save gali priimti. O kas tau, kalbant dar apie tą vaiką, tik klausimas gal labiau net ne apie vidinį vaiką, bet iš tikrųjų, kai tu buvai jaunesnė, tarkim, nežinau, ten 20 metų ar ten 25, ką tu savo norėtum dabar pasakyti? Tai Editai, kuri prieš, kiek čia daugiau jau metų, ar ne? Ką tu norėjai pasakyti, kurie norėtum paskatinti galbūt, ar tiesiog, gal net nieko nesakyti, varyk toliau, viskas gerai. Apsiramink, viskas bus gerai, pasakyčiau. Aš dažnai lyginu jaunimo linijoje skambinančių žmonės su kalnų upe. Tas toksai vizualinis dalykas atsirado man labai anksti, kai aš tik tai pradėjau budėti prie ragelio, aš galvojau, ašgi ne gydytoja, aš ne kažkas, kas aš esu šitoj vietoj. Ir kažkaip atėjo mintis, kad aš esu krantas, vienas ir kitas, ir skambinantysis yra šniokščianti upė tuo metu. Ir aš tą valandą, aš neturiu statyti užtvaros, aš neturiu stabdyti ar ten kažkaip naviguoti, ne. Aš turiu duoti tą valandą, aš tavęs klausau. Ir aš pati, kai buvau jaunesnė, kai akademijai mokiau, aš tiesiog pas mane buvo atominė bomba viduj energijos ir aš nežinau visiškai, ką su ja daryti. Aš buvau savo pati nereikalinga, tiesiog šniokščiau ir taškiausi ir kartais manau, kad tas žinojimas, tas, kad tu pats savo gali būti tas krantas. Neišsitaškyk, viskas bus gerai, viskas praeis. Tu turi dabar tos energijos, naudok ją ir negalvok, kas bus prie kito šviesoforo. Viskas bus, kaip bus, viskas bus gerai. Gerb labiau save, mylėk labiau save ir pasitikėk. Išneš tą kalnų upę, viską, bet tu, nes kartais pas mane būdavo išėjimas iš tų krantų. Labai graži metafora. Labai, šiaip tikrai net ir apie tą jaunimo linijos savanorystę esu girdėjęs žmonių apie tai kalbant, kurie savanoriauja, tai be tokios paralelės ar gražios negirdėjau. Tikrai kažkaip labai tiksliai iš tikrųjų tą pasako, nes aš manau labai yra lengva pradėti, ką nors ten gelbėt ar ne, ir priimti dalykus labai giliai ir tada pats per daug įsijauti. Aš aišku to nebandžiau net, bet aš įsivaizduoju, nes tas galioja turbūt ir draugam patariant ar ten išklausant juos. Norisi gelbėti. Taip, labai traukti, gelbėti ir panašiai. Ir tikrai tai tą labai svarbu pastebėti. Tai labai, labai įdomu išgirsti iš tos jau tavo patirties su tai žmonėm. Nes aš įtariu, kad tikrai būna turbūt tokių net pakankamai kritinių, ar ne, skambučių. Tai esu ir gelbėjus. Taigi visko būna.
Jo, yra tas, bet čia, žinai, tas toksai gelbėjimas yra, tu nesiaukščiau už tą žmogų, Taip, tu nežinai, ko jam reikia iš tiesų. Tau atrodo, kad to reikia, o pačiam Taip. žmogui visai kitko reikia. Man tai labai patiko mintis, kad dėl ko reikėtų šiek tiek privengti to gelbėjimo, tai jeigu tu bandai išgelbėti žmogų, tu atimi iš jo galimybę suklysti, o suklydus tai yra jo pamoka, kurią turbūt jis per gyvenimą turi išmokti. Taip, bet dabar klausau tavęs ir galvoju, lengva pasakyti Mhm. ir sunku padaryti, tarkim, kai tai liečia mūsų artimiausius. Tai būtent. Tai dar kitam žmogui tu tarsi taip gali pasakyti, kur ar per ragelį, nu taip, bet kai tai liečia tave patį, tavo pačius mylimiausius, artimiausius, tai taip nesinori, kad jie tų klaidų darytų. Taip. Tai jo, bet ko gero mes tokie ir esam, kad per savo dalykus mokomės. Taip. Mm. Ir pokalbis mūsų eina jau į pabaigą. Tai gal apibendrinimai toks, ką pati išsineši iš šito pokalbio? Labai gera kalbėtis. Tiesiog kalbėtis, tiesiog būt. Ir labai faina, kad dalinatės viskuo ir klausimais, ir savo santykiu, ir savo patirtim. Tai va, aš šitą pokalbį patį jausmą išsinešu. Man tai labai buvo malonu tave pažinti kitomis spalvomis, labai įdomus tavo požiūris į gyvenimą ir taip kaip papasakoji viską, atrodo, kad pas tave viduje labai daug kūrybos ir labai daug gražių spalvų. Ačiū. Taip. Kūrybos, ramybės, tai aš irgi taip tikrai labai džiaugiuosi pakalbėjus, nes iš tikrųjų, nu, va, tokiom temam taip tiesiog kasdienybėj dažnai ir nepasikalbė, nes mes tai vis tiek būna daugiau apie ką veikiai, ką ten panašiai. O tokių sustojimų ir grupeliai pasikalbėjimų mums labai reikia, tai man labai reikėjo to ir pačiai net, tai labai ačiū tikrai. Aš gal pagrindinę tokią dar mintį išsinešu iš pokalbio, ką mes apkalbėjom, kad ir žiūrovai turbūt tokia kaip ir mintis, kad labai svarbu priimti save, tiek teigiamas, tiek neigiamas kažkokios pusės, nespausti ir kaip tu sakai, viskas bus gerai. Jo, viskas bus tikrai gerai. Jo, reikia priimti, mylėti ir dar labai svarbu dalintis. Taip. Dalintis, man pačiai buvo tokių kažkokių ir sunkių situacijų, kai, nu, tarkim, nesinori šnekėti, nes tai kažkaip per intimu, pats nesupranti, ko nori klausti ir kartais paklausyti kitų žmonių interviu ar paskaityti. Ir tau bam ir atsako į tavo klausimą. Taip. Yra labai svarbu. Tikrai labai. Būtent tos, vat, nes man atrodo, gal net nuo to ir pradėjom šią tinklalaidę, kad tos vat, tikros istorijos, tos žmogiškos labai atviros, su kurias sunku pristatyti, kalbėti, jos labiausiai reikalingos ir įkvepia, nes tos visus tikrai dalykus apie sąmoningumą, apie gyvenimą, tai jos gali labai lengvai pasiekti, paskaityti, perskaityti knygą, dar ką nors, bet tai yra visai kas kita, kai žmogus už to dalinasi. Tai manau, reikia kuo daugiau mums visiems tą daryti. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū tau, Edita, ir ačiū žiūrovams.